Išbandžius fantastišką Xiaomi Redmi Pad Pro 5G, man liko nesuprantamas atsakymas į vienintelį klausimą. Ar tai yra labai mažas televizorius, ar tai labai didelis telefonas? Matote, nuostabus IPS LCD ekranas 600 nitų maksimalaus šviesumo, 2,5K raiškos, lyg ir nuteikia, kad tai įrenginys, kuriame patogiausia žiūrėti mediją turinį ir žaisti žaidimus. Tai galbūt televizorius. Tačiau tuo pat metu šis įrenginys palaiko net 2 SIM korteles. Tad juo galima skambinti, priimti skambučius, siųsti SMS žinutes. Jisai veikia kaip įprastas išmanus 5G telefonas. Jo korpusas yra aliuminis. Dizainas yra tiesiog puikus, labai lakoniškas ir modernus. Jo ekranas saugo Gorilla Glass 3 stiklas. Taigi čia telefonas? Nu taip. Tai nuostabus plačiasis kompiuteris, kuriame sukasi Snapdragon 7 Gen 2 procesorius, kuris turi 128 GB vidinę atmintį, kurią galima išplėsti micro SD kortele. Turi 2 kameras, abi 8 megapikselių raiškos. Gale atrodo, kad yra 2 kameros, tačiau antroji yra blikstė. Taigi, atsižvelgus į visus parametrus, galime pasakyti, jog tai kompiuteris. Milžiniška 10 000 mAh baterija, kuri leis jam veikti gerokai ilgiau nei bet kuriam kitam kompiuteriui. Tiesiog reikia įsigyti priedą, klaviatūrą. O gal tai vis dėlto ne kompiuteris, gal tai dailininko drobė. Aš piešti nemoku. Žodžiu, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Nejuokaujant ir taip visiems aišku, jog tai yra planšetinis kompiuteris ir beje labai geras planšetinis kompiuteris. Žiūrint jame mediją turinį, atrodo, kad visi 4 jo stereo garsiakalbiai man taip ir rėkia. Paimk mane, aš tau ir kompiuteriu dirbsiu, ir telefonu, ir televizoriumi.